Labadiena, Gediminai. Senai nesimatėm. Labas, Katerina. Jo, Labas. senokai nesimatėm. Truputį. Tai tu keliavai. Kaip teisingai Taip, pasakyti, tu kelionė tau buvo. keliavau. Jo. Keliavai. Tai kur buvai, papasakok truputį. Trumpai. Aš buvau Šiaurės Namibijoje ir sumedžiojau dramblį. Oh my God. Kaip tu pertempi jį namoj? Jo, aš matai, čia jau mano trečias dramblys per gyvenimą ir, paskutinis tikriausiai. Daugiau kaip ir nėra reikalo man, bet kai jau tikrai sugalvojau ir pradėjau daryti, reiškia, muziejų, tai aš nutariau, kad aš noriu pilną iškamšą dramblių turėti muziejui, parodyti žmonėm, nes iki šiol pirmas dramblys mano prieš 15 metų sumedžiotas, tai taip ir liko Kamerūne, ten po medžioklės už kelių metų, jie žiauriai ilgai tvarko dokumentus, po kelių metų uždraudė įvežti iš Kamerūno hipopotamo ir dramblio trofėjus į Europos Sąjungą, tai ten taip ir liko viskas. Ir Tada dabar sumedžiojau sumedžioji koks. Zimbabvei, bet aš tada tik pasisėmiau tai, iš ko galima pagaminti galvos iškamšą. O dabar nutariau, kad aš noriu, reiškia, visą skulptūrą padaryti, tai už tai važiavau dar kartą ir sėkmingai pavyko. Bet ten, tokia įdomi medžioklė, kai kurie mano draugai sako, kad dramblio medžioklė tai yra medžioklė, va čia tai yra medžioklė, o visa kita tai Todėl, yra kad tai tikrai yra pavojingas gyvūnas. Nu, tikrai pavojingas. tikrai pavojingas ir jisai ir šiaip, žinai, čia tie žmonės, kurie nesusidūrė, ypatingai su tais vietos gyventojais, kur gausų dramblių, nebendravę, nežino, kaip tai vyksta, tai oi, ten kaip gaila, bet iš tikrųjų kaip, tų dramblių, žinai, panašiai kaip pas mus su elniais, yra didelė perprodukcija dabar Afrikoje. Ir tikrai daugelį regionų viršyje ekologinę talpą. Ir jie visi plinta iš parkų, nes parkuose veisiasi, ten jie aišku saugomi, bet ten jokių tvorų nėra. Nieko jie plinta į aplinkinius, reiškia, regionus, ir siaubia pasėlių laukus. Tai pas mus kažkas. Darželius tų gyventojų, jo, ten, žinai, įsivaizduok, jeigu ten koks kaimelis pasisėjo ten 5 hektarus kukurūzų, jeigu atėjo dramblių banda, tai ten per naktį nieko neliko. Taip, pas mus mes galim skūstis, kad kažkur atitinkamuose regionuose stumbrų banda ateina ir viską ten sužaloja Tai, ir jo, suvalgyta. tai dramblių banda tai yra 100 kartų labiau. Tai, tai ta viena koja yra tokio dydžio. Jo, tai vietiniai žmonės labai džiaugiasi, būna tikrai jiems šventė. Jie gauna, kad ten grinos mėsos išeina kokių 1,5 tonos, be kaulų, be nieko. Tai jeigu vietinė bendruomenė, kurie turi, aš medžiojau, tai ten tokie yra Namibijoje reiškia, teritorijos dviejopos yra arba privačios, kur tu gali medžioti jau su savininko leidimu, arba yra bendruomenių teritorijos, kurios, reiškia, kaip ir leidžia tokią koncesiją. Reiškia, tokia koncesinė medžioklė, tai yra su kažkokiu tai medžioklės organizatoriumi jie susitarė, kad jų bendruomenės teritorijoje bus galima ten tiek ir tiek ten kažkokiu tai gyvūnų sumedžioti. Ir jis bendruomeniai už tai turi ten padaryti ten kasmet ten porą gręžinių išgręžti vandens, ten kažkokią gal kokią ten ambulatoriją pastatyti, galbūt ten šiaip tiesiog pinigais atiduoti. Įvairiai būna ir aišku, atitinkamai visa sumedžiotų gyvūnų mėsa irgi priklauso bendruomenė. Tai viena bendruomenė maždaug kokie 800-900 žmonių ir jie pasiskirstė kokie apie 200 000 hektarų. Ten gyventojų tankumas labai mažas, labai mažas. Tai to vietoj buvo 3 bendruomenės, 3 koncesijos ir 2 licenzijos dramblių, bet kurioje vietoje sumedžioti. Tai kažkur nepilni 5000 hektarų, kur mes ten kasdien važinėjai ir ieškai pėdsakų, ieškai. Vietiniai, aišku, visi tikrai talkininkauja ir padeda visi ten žmonės. Ir surandi pėdsakų ir paskui ką? Ir paskui žiūrint, kada randi tos pėdsakus. Jeigu ryte ir jie švieži, tai kažkiek tai laiko kiek eini. O jeigu jau vakare, tai tada prašom vietinių kažkurių, tai yra ten tokie, nežinai, game scoutai vadinami. Tai tie, kurie moka, supranta pėdsakus, moka sekti, kurie. Ten irgi ne kiekvienas gali iš tikrųjų tą daryti, ne kiekvienas moka.
Tai jie tada jau anksti ryte prašvitus arba naktį ten išgirsta, kad drambliai ateina atsigerti, nes ten vandens praktiškai nėra, yra tik tai kur gyvulių girdyklos. Upės, tai upės, jeigu pasikasus, tai ten kažkur giliau yra vanduo, bet šiaip tai upėse būna vanduo 2-3 dienas per liūčių sezoną ir viskas. Ir praūžęs rautas, nusineša krūvą ten medžio akmenų ir ten viskas, kas pakeliui papuolė. Ir vėl ten iki sekančio lietaus tokio rimtesnio. Taip, kad ten su vandeniu yra sudėtinga. Jo, ir visi tie gyvūnai ir vis tiek prie vandens, jis negali negerti. Ant tų šakų prisilaužo, medžių priskabo. Na, tai jie nenori, jie vis tiek pa žmonės kažkaip turi ateiti. Tai ateina, kai jūs pastebi, tada jau galima sekti, žiūrėti, tinkamas, netinkamas. Nu gerai, tu sumedžioji ir koks tas dramblys buvo, tas tinkamas tavo dramblys? Nu, buvo du patinai, vienas jaunesnis, 25 metų maždaug, taip pagal vertinimą, o tas, kurį aš sumedžiojau, tai jam apie 43-45 metai maždaug. Tai šiaip drambliai iki 60 metų. Jie iki 60 metų gyveno. Tai va, tai su tais drambliais taip ir yra. Nu ir tu sumedžioji tą dramblį ir paskui vietiniai gyventojai gauna mėsą, bet kas jį apdoroja ir kiek ilgai tai trunka, ten didelis gyvūnas? Didelis, bet atvažiavo ten iš taksidermistų dirbtuvių, buvo su jais sutarta, kad skambinsim, kad jie tai su kokiais ten gal šešiais darbininkais, du taksidermistai, nu ir jie per kokią, nu žinai, per kokias 2 valandas jie visą nunėrė, visą dramblį tvarkingai. Oho. Jie tikrai, jie profesionaliai labai dirba. O paskui jau atėjo vietiniai žmonės, ten, nežinau, kiek jų ten buvo, 30-50. Iš įvairių kaimelių, su asiliukais, su vežimėliais, mašinom, su maišais, kirviais, jo, benzopjūklais ir visaip tenai. Reiškia, jie išsidalina ir ten dar kokias, ten, nežinau, 3 valandas, 4 gal, reiškia, trunka tas visas procesas. Ir iki vakaro. Jo, pats dorojimas, tai va aš prieš keletą metų kaip tik ten šiaurės Namibijoje prie Angolos sienos sumedžiojau 2 begemotus, taip atsitiko, kad vietoj vieno sumedžiojau 2. Čia prieš 3 metus. Ir irgi taip pat bendruomeniai reikėjo atiduoti visą mėsą, visą kitą, tai aš vieną norėjau, kad man padaryti iškamšai, o kitą sakė, ne, iš antro tu nieko negausi, čia viskas bendruomeniai lieka. Ir tą antrą, reiškia, pirmą lupo ir ten dorojo specialistai, kurie moka tą daryti, o antrą vietiniai žmonės su kirviais, ten peiliais, be bėlė kaip. Tai žinok, tie, kurie tvarkingai lupo ir tvarkingai išpjausto mėsą, baigia darbą gal gerų pusvalandžio anksčiau negu tie, kur su kirviais mojuoja. O, kaip įdomu. Taip atrodo, žinai. Taip atrodo, ten su kirviu pokšt, atkirtai koja ir viskas gerai. Bet nesigauna. Klausyk, man visada... Turi daryti specialistai ir tvarkingai. Jo. Taip. Nu, todėl, kad jie galbūt ir įrankius turi geresnius ir... Bet negalėtų sakyti, kad vietiniai gyventojai nežino. Įrankiai tai nelabai ten skiriasi, jie tiesiog moka tą daryti ir viskas. Įdomu. Bet man visada buvo, žinai, norėjau sužinoti, kokio storio yra dramblio oda. Ar tu matai? Jinai yra, žinok, labai priklauso nuo kūno vietos. Jinai nėra visur vienoda. Nu tai užausų yra plona, o ant nugaros ten kokį 10 centimetrų. Žinai, šiek tiek panašu į šerną yra. Ten kupra, sprandas, pečiai, tai ten yra stora ta oda. Kaip 2 pirštai. Bet tai ten, ne tai, kad pati oda, ten riebalų toksai, tas šarvas toksai. O, pavyzdžiui, papilvė, tai jinai iš viską, 5 mm gal. Prasme, labai skiriasi nuo kūno vietos. 5 mm, aišku, kojos, tai... 5 mm tai kaip stirnino į čia, ant galvos. Jo, kaip stirnino sprandas, jo. Įdomu. Tai va, bet kojos už tai ir... Žinai, kai specialistai parodo, tai iš tikrųjų įdomu, dabar irgi pamokė ir parodė, kaip atskirti, jau net pagal pėdas, tie, kurie, geri profpiečiai, geri profesionalūs medžiotojai, tai jie iškart mato dramblio amžių, mato tikrai. Pagal pėdas? Jo, nes pėdos raštas, jisai toksai labai yra įdomus,
ir unikalus kiekvieno dramblio, kaip ir piršto spaudai žmogaus. Na, tik tai, kad jie labai grubus ir dideli tokie. Ir su amžium ten pėdos kraštai, jie tokie, ta oda tokia suragėja ir kai kur ir pakraščiais pradeda išnykti tas, reiškia, pėdos raštas. Tas kaip, nu, jeigu senam žmogui, pavyzdžiui, pradėtų pakraščiais dingti piršto spaudai, pasidarytų lygus, tai tik ties viduriukų, reiškia, lieka jau tos linijos, reiškia, tai kažkas panašaus ir su drambliu darosi su amžiumi. Mhm. O šiaip tai amžių labai gerai nustato irgi man parodė ir paveiksliukus paskui, ir kaip aš pagal dantis, kaip ir mes kitus žvėris, bet ten yra įdomumas tame, kad, reiškia, augantis dantis, jie auga iš kažkur ten iš žandikaulio gilumos, ir tos priekinį, jie tik šonuose yra ten. Tai dantis, jie tos priekiai esančius išstumia. Jie, nu, visų pirma, jie dyla, o antras faktorius tai juos išstumia. Ir dramblys per gyvenimą taip pakeičia 6 dantis. Ir 6 dantis yra paskutinis. Ir kai jisai sudyla, ir 6 dantis tarnauja ilgai, maždaug nuo 45 iki 60 metų tam drambliui. Bet po to jisai sudyla ir... Jo, taip, ir jisai tiesiog nugaišta iš bado. Kaip pasens. Tai kaip ir mūsų, ir elniai, ir briedžiai, jeigu dantis nudyla, jie per apžiūras matom, arba stirninas, jeigu 10 metų jau ten dantų praktiškai beveik nebėra, ir jis 11 metais jisai turbūt, kad jisai neišgyvens, nes jis tiek negali. Valgyti jis negali viskas paprastai. Nu, priklauso irgi nuo vietos, kur jis gyveno, nuo to maisto. Jeigu ten daug yra smėlio, tai tie dantis dulkių nudėla. Nu, tai ypatingai Afrikoje, tai ir toj labiau į pietus, ten, kur daugiau smėlynų, daugiau akmenynų, o čia šiaurės Namibija, ten aplink Etošos parką, tai ten vien akmenys, nu, ištisas tokie pusdykumė. Krūmai, medeliai labai nedideli, ten gal kokių 3 metrų, gal 4 metrų maksimalaus aukštis medžio. O šiaip vis akmenys, smėlis, dulkės neša, nu, toks skurdus labai peizažas, beveik nieks neauga, žemės ūkio ten vos ten, aš nežinau, kaip tie žmonės išgyvena. Ten tokie vienkiemiai arba kaimeliai po kokius ten 5-6 trobas. Aišku, daug vaikų, nes, reiškia, nuo 4 vaiko pradeda mokėti pašalpas, iki 4 vaikų tai nedidelė šeima, o ten jau didelė, tai jau tada jau ten, nu, tai vaikų daug jie turi. Nu, kitaip negalime gyventi. Darbo labai yra. Nu, jie gauna subsidijas iš vyriausybės, paskui tos visos koncesijom leidžia ten jiem kažkiek tai sumedžioti gyvūnų, parduoti tas medžioklės. Darbo taip jie ir verčiasi, bet čia, aišku, jų poreikiai yra tokie minimalus. Ten jie ir pusryčiam, ir pietum, ir vakarieniai verda tą vadinamą sasą, tai yra kukurūzų miltų košę. Na, ir kai gauna, jeigu ten kelis kartus į metus gauna mėsos. Šiaubas. Palyginant su mūsų poreikės. Tai aš nuo kiekvieną kartą grįžęs, nu, iš daug kur, ne tik iš Afrikos, kad kaip mes gerai gyvenam. Taip, gerai ir laisvai. Visom prasmėm, žinai, ir gamtos, ir klimato, nu, viskas yra. Taip, teisė kokia yra, ir laisvės, žmogaus laisvės kokias turim, nu, tikrai fantastinis. Ir galimybės, visai, kitos, ten tie žmonės, jie dažnai, jie nesuvokia visiškai, kas kaip yra. Nu, jie taip gyvena ir viskas. Jo. Jau kelis kartus man buvo, kad, žinai, iš tų vietinių ten tokių jėgerių ir pėdsekių, paskui sako, žinai, tu mane pasimk, aš tave lydėsiu į visas tavo pasaulio medžioklės kartu su tavim ir smogau. Pasaulį pažiūrėti. Iš tu įsivaizduoji, tai galėtų būti. Nu, taip. Labai įdomu tavo medžioklė, bet tas dramblys, ta dramblio iškamščia, tai jį bus tavo muziejuje, jeigu teisingai. Taip. Kaip eina su tavo muzieju, kaip vyksta viskas? Nu, pradėjau šiokius tokius statybų, reiškia, griovimo darbus prieš kokias 2 savaitės ar 3. Tai ten beardant pertvaras, kurios nereikalingos, ten ir visokius dalykus išlenda, aišku, kad ir bus, matosi iškart kokių papildomų darbų bus, kurių iš pradžių neplanavau.
Taip, visada yra. Nes reikės ir viso pastato perdangas pakeisti, nu viską reiks daryti iš naujo. Liks tik tai sienos. Mhm. Tai va, bet gerai, aš labai džiaugiuosi, kad galų gale pavyko pradėti, tai, nes labai jau taip, Tai 2 metus. prisimink skaitį žiūrovams, kur bus tas trofėjų muziejus, kur galima laukti tokią. Jisai bus Trakuose, Vytauto gatvė 2, pačiam centre. Manau, kad vieta yra labai gera. Tai yra senas pastatas, pastatytas praėjusio amžiaus 50 metais. Toksai stalininis tipinis projektas buvo visiems, yra ir kitose rajonuose, dar aš mačiau tokių Tytuvėnuose, dar kažkur esu matęs tokį analogišką pastatą. Tipinis projektas buvo tų laikų Raikomo vykdomojo komiteto, reiškia, nu, vietinės rajoninės valdžios toksai pastatas. Tai tą stilių išorinį, reiškia, reikės išlaikyti ir aš visai manau, kad visai neblogai. Egzotika Taip tokia. sakant, Šiuolaikiniam tas pasaulyje. laikotarpis toksai jo. Mhm. Va, vidus, aišku, bus ten kitoks. Ir Kaip žiūrėsim. gerai, kad mieste, nu, kad galės ir vietiniai gyventojai ateiti, kada norės, ir turistams bus lengva surasti, kad ne kažkur miške, bet, nu, didelį mieste. Jo, aš ilgai, taip sakant, blaškiausi ir ieškojau, reiškia, vietos, man kol kas manau, kad nieko geresnio ir negalėjau tikėtis, nes Trakuose aš dabar ten dažnai būnu, tai net ir žiemą, ten turistų srautas yra, nu, yra visą laiką. Aišku, vasarą labiau, bet net ir žiemą nesustoja. Tai yra, nu, gal netgi, sakyčiau, nu, sunku pasakyti, aišku, lyginti su Vilnium. Bet aš manau, kad nu, Vilniui centre ar kažkaip, manau, kad būtų sudėtingiau. Trakuose aš tikiuosi, kad tas muziejus gerai veiks. Nu, trakai Tai va, toks bet dar garsus. aš manau, kad iki atidarymo kokie 3 metai. Taip, kad, Nu, vis tiek. kol nes didesnį laiko dalį tai užims ekspozicijos visas pagaminimas ir išdėstymas ir aprašymų sukūrimas ir dabar aš intensyviai domiuosi. Nauja man visiškai veiklos sfera, muziejininkystė kažkiek, tai vat, ir žadu aplankyti kai kurius dar užsienio muziejus, pasižiūrėti, girdėjau rekomendacijas, kaip sutvarkytos yra informacinės sistemos, nes manau, kad tai yra svarbu, kad žmonės gautų įdomiai ir gerai parengtą informaciją. Tavo muziejuje bus irgi kažkokios interaktyvios technologijos, kažkokie tokie šiuolaikinė dalykai. Bus, bet dar aš žinau, aš dar pats nežinau, kaip ten bus, aš dar kol kas žiūriu, kaip pas kitus padaryta ir kažką tai reikės kopijuoti, gal kažką ten tokio, nu, labai, nu, kaip informacija, taip, aš taip įsivaizduoju su savo projektuotojais, jau ne vieną muziejų yra padarę, taip apsitariau, kad reikėtų, nu, 3 lygiai turėtų. Vienas tai visiškai toks vos neetikėtės lygis, toks ir toks gyvūnas gyvena ten ir ten, nu, ten 5 sakiniais. Viskas, paskui antras lygis šiek tiek daugiau, kur galima būtų kažką tai papasakoti, ir trečias, kur, nu, jau ten galima sudėti viską, biologiją, zoologiją ir visą ten. Nu, kam įdomu, tas galės paskaityti. Kas kam įdomu, o kam dar bus labai įdomu, tai bus galima atskirą kažkokią tai edukaciją ar ten programą, aš galvoju, ten visokios, nes aš ir pats savo turiu, nu, tokio, žinai, aišku, neprofesionaliai darytos iš kelionių ten ir video ir visokios medžiagos, bet dabar labai daug yra, nu, viešose erdvėse kažkaip reiks, nežinau, susitart, kad galima būtų transliuoti. Tai svetainį reikia sutvarkyti irgi, ten visokius vaizdo įrašus ir kažkokius ten video reikia turėti. Tai YouTube kanalą turi turėti. Žinai, kaip šiuolaikinėje pasaulyje, jeigu neturi. Nu, YouTube kanalo aš gal nepatrauksiu, aš nesu toks aktyvus kaip tu. Kad, žinai, ten turėti, matai, kanalas, tai reikia visą laiką ką nors naujo įdėti. Reikia visada kažką įdėti naują, tikrai taip. Jo, kažką naujo. Aš ten, nu, čia, tai, žinai, iš tokios veiklos, iš tos muziejaus, tai ten kasdien, netgi ir kas mėnesį, ką nors naujo sugalvoti, čia nėra taip paprasta. Bet to aš ten žadu, reiškia, vienas, tas turbūt, kad, reiškia, 2 aukšto yra 2 aukštų pastatas, 2 aukšto koridorius, manau, aš noriu, bent jau taip planuoju, skirti tai keičiamą ekspoziciją. Tai va ten bus, nu, kažkokie, tai gal kažkokie kelionių fotografai, gal ten dar kažkas, kol kas turiu tik tai 2 ekspozicijos konkretus, kurias aš...
turiu idėją. Gerai, Jeigu, sakyk. jeigu tu turėsi tą muziejų ir tau bus tokia patalpa skirta kažkokiems renginiams, tai galima organizuoti, pavyzdžiui, taksidermijos konkursą Baltijos. Oi, Nu, nemanau, paroda. nes Gerai. aš kiek yra buvę Lietuvos taksidermijos varžybos Panevėžio urėdijoje, tai ten atskira salė, kur, nu, nieko, ten, nu, ta prasme, tiem žmonėm, meistram suvažiavus, ten reikia dirbti. Jiem reikia tiesiog tuščios erdvės. Mhm. Va, ten, aišku, pas mane tai, Didelė salė reikalinga. jo, ir ten, kur išeksponuoti ir visa kita, tai čia nežinau, ar čia nu, gali būti, dabar negaliu, taip sakant, tvirtinti labai, Mhm. bet šiaip tai aš labai stengsiuosi daryti daug renginių, edukacinių, ypatingai jaunimui, vaikam, tai čia mano pagrindinis tikslas yra. Super, Daryti galbūt kažką edukacijas kartu vaikam. sudarysim. Jo, ten bus ir kavinė, ir ten renginiams, ir suaugusiems, ir vaikams, ir tokia nedidelė amfiteatrinė auditorija su visom medijom ir ten, nu, taip sakant, numatyta. Tai va, tai žinai, beliko smulkmena, tik tai pradėti ir Muziejų užbaigti. pastatyti. Bet klausyk, man tai atrodo labai svarbu, nu, ne tik todėl, kad ten vietinė bendruomenė Afrikoje gavo mėsą ar pinigėlius kažką pastatyti arba ką, bet iš viso ta trofėjinė medžioklė, yra tokia reikšmė į tai trofėjinė medžioklė, nes ir vietinė kažkokia bendruomenė paskui, kada tu pastatysi muziejų, turės kažkokią gėrį iš tų tavo kelionių ir tavo hobio, kaip dabar madinga sakyti apie medžioklę. Tai labai gerai, kad tokia trofėjinė medžioklė yra, ne? Nu, taip, jinai iš tikrųjų, jinai duoda naudos, jeigu tu po to gali padaryti tai viešą, tą visą, tai pažintinė prasme aš manau, kad tai yra gerai, o ten, kur medžioja vietinė bendruomenė, nu, tai atitenka ten, nu, irgi tam tikra paramos forma, plus yra populiacijų reguliavimas. Nu, aš manau, kad tai visais kampais gerai, iš kurios pusės bežiūrėtum. Taip, nu, Tas. nes galbūt iš šito momento galim ir prie mūsų antros temos prieiti, apie ką aš norėjau su tavim pašnekėti. Kol tu pasakoji apie savo dramblių šitą safari kelionę, tu pasakai irgi tokią sakinį, kad dramblių ten yra kaip pas mus elnių. Tai aš nesenai pažiūrėjau aplinkos ministerijos svetainėje, kur yra duomenys apie medžiojamųjų gyvūnų gausą, ir ten yra parašyta, kad praeitų metų duomenimis Lietuvoje yra 86 tūkstančiai elnių. Ir ta Tai yra populiacija... nepaprastai daug, tai yra labai daug. Nu, tikrai daug, tikrai daug. Ir daug. populiacija auga, kas metus jį didėja 7-8 tūkstančiai pliusas yra kas metus ir tai reiškia, kad kitais metais jau bus daugiau nei 93, žodžiu, ne kitais metais, aš šitų metų apskaitos rezultatai turėtų būti daugiau nei 90 tūkstančiai elnių. Tai 2 metų praeisi bus 100. Tai ką norėjau su tavimi? Tai yra beveik tiek, kiek stirnų Lietuvoje. O 100 tūkstančių, 120. 120. Nu, stirnelė toks mažas gyvūnas ir jeigu susidūrė ant kelio su juo, tai mašina nėra visiškai sužeista. Bet jeigu su elnė susidursi, tai nelabai gerai viskas baigsis. Bet ne apie eismo atsitikimų statistiką aš norėjau su tavim šnekėti, bet dėl populiacijos. Įdomi tokia situacija gaunasi. Yra labai tiksli, galima sakyti, ta elnių populiacijos apskaitų statistika, duomenys, bet dėl žalos informacijos aš neradau. Bet tai yra aišku, kad tokia elnių populiacija turėtų kažką valgyti. Ir ką jie valgo, ne tik žolę ir krūmus, bet ir jaunolynus, ir žiemą labai daug jie rapsų sugadino. Tai norėjau su tavim pašnekėti apie situaciją su elnių populiacija, su santykiais tarp žemės savininkų ir medžiotojų būrelių. Ir, nežinau, šitas klausimas manęs labai domina ir ar yra kažkokios, nežinau, pavyzdžiui, medžioklės konsultacinius tarybos posėdžiuose kažką šnekėta apie žalą ir bent dabar yra
Seimas LT dabar derinama yra nauja žalos apskaitos metodika. Nu, tai labai daug įdomių tokių klausimų dėl elnių. Jo, ta metodika irgi buvo aptarinėjama ir konsultaciniai taryboje, bet ten yra daug nesutarimų ir nelabai kas klauso, taip sakant. Nu, toks įspūdis, kad medžiotojų balso nelabai klauso, nes Ten ir miškininkai nepatenkinti, jeigu aš teisingai suprantu. tai ir miškininkai nepatenkinti, ir ūkininkai nepatenkinti, ir medžiotojai nepatenkinti. Visi nepatenkinti, bet nes manau, kad medžiotojai nepatenkinti dėl to, kad, reiškia, jiem ten ant jų kabina tos nuostolius. Ir pas jūs medžioklė visą laiką tokia, žinai, yra, taip sakant, ir leisti, ir reikalauti, kad reguliuotų būtų populiacija, bet iš valdžios pusės tokie, žinai, kad reiks pridaryti kažkokių sunkumų medžioklė. Kad jeigu medžiotojams gerai, tai jau čia yra kažkas tai blogai. Negalima leisti, kad jam gerai būtų. Jo, negalima leisti, kad medžiotojams būtų gerai. Reiškia, tai turi būti gerai jam daryti savo tą prievolę. Tai bet į tą reikia kažkaip tai kreipti dėmesį ir klausytis. Tai mes ir, bent jau mūsų organizacija sako, tai jeigu ta populiacija iš tikrųjų tokia yra, ir tie nuostoliai iš tikrųjų tokie, tai juos mažinti reikia mažinti populiaciją. Tai jeigu yra žinoma, kokie nuostoliai. Todėl, kad aš paieškojau, paklausiau aplinkos, ne aplinkos, o žemės ūkio. Niekas nesuveda tų nuostolių. Tai kaip ir daug. Gal, bet jie viešai niekur neskelbimi. Gal yra kažkur duomenys suvesti. Kaip ir taigi nuostoliai yra ne tik nuo elnių. Aš puikiai atsimenu, kai pas mane vilkai išpjovė per vasarą 6 avis ir aš paskambinau į žemės ūkio skyrių iš Švenčionių rajono. Gal taip ir taip, toks dalykas, gal čia kažkaip registruoti ar kaip. Sakė, avis buvo žymėtos, reiškia, su auskarais ten, ar ne, sakau, ne. Nusijuokė, sakė, tai tada gali ir neskambinti, niekam neįdomu. Tai net į statistiką. Pagal taisyklės taip yra, kad avis turi būti viskas tvarkoja, bet tai net nepakliūna į statistiką. Arba žmonių, ir mano darbuotojų ten, kurie gyvena ten aplink Vilnių, įmonės darbuotojų, reiškia, kur aš dirbu, tai sako, jau šią vasarą 2 šunis, reiškia, vilkas. Sakau, tu paskambinai. Dėl šunų nieks visiškai nešneka. Bet tai yra statistikos faktas vilko, taip sakant. Tai turėtų būti fiksuojama kažkur tai. Bet niekam tai neįdomu. Tai čia su vilkais, su elniais, tai, žinai, irgi, bet čia kombinacijų su tais nuostoliais visą laiką vyksta diskusija. Tai kas turi iš tikrųjų apskaityti valstybės turtą, tai yra gamtos. Valstybė turi organizuoti. Kai tokie kiekiai ir tokie jau pasidaro, gana iš tikrųjų ta apskaita nėra toks gal labai lengvas dalykas, nes medžiotojai, žinai, ten, pas mus tiek tai gyvena. Ir ten apskaita. Mes žinom, kiek čia pas mus plotuose gyvena. Bet normalios, tikros apskaitos taip nelabai daug ir yra. Gal miškininkai jaučia kažkaip, bet šiaip tai turėtų. Bonitavimo irgi nėra, nežinoma, kur turėtų būti. Turėtų būti metodikos, turėtų mokslininkai tą padaryti ir apskaityti tą valstybės turtą. Tada antrų punktų turėtų valstybė nustatyti, o kokia populiacija yra optimali, ar ten ekologiškai, pagal ekologinę talpą, arba pagal kažkokius kitus parametrus, kokia jinai turėtų būti. Ir iš to tada išeina, ką toliau su jais daryti, kiek jų reikia sumedžioti. Dabar viskas yra taip, maždaug. Paprašėm ten 3 elnius gavom, o mes paprašėm 50, ir gavom. Ten, žinai, gerai, kur jų ten tiek yra, bet, žinai, kitur. Bet dabar jie atsiranda netgi tuose vietose, kur jų niekada nebūdavo. Taip, todėl, kad dabar jau... Plotuose, dabar jau į kamerą jau pakliūna elniai. Kur prie laižyklų, prie šeryklų, čia 1 metai, kai kaimynai jau 3 metai jau sumedžioja po 1 patiną ir 1 patelę elnių. Atsiranda visiškai, čia Baltarusijos pasienį rytų Lietuvoje, kurių nebūdavo niekada anksčiau. Tai jų iš tikrųjų plinta. Tai dabar aš galvoju, situacija jau yra tokia, pagal to elnių skaičių, kad jeigu dabar, pavyzdžiui, sugalvotų, kaip tu sakai, suprastų, kiek turėtų būti iš vis Lietuvoje ir priklausant nuo plotų kažkokio arba teritorijos arba rajono maistingumo, jeigu teisingai galima pasakyti. Tai ten yra tos metodikos, ir nuo boniteto, ir nuo šio, ir nuo derlingumo žemės ten priklauso. Kiek jie gali išsimaitinti, kiek ten elnių. Tai jeigu jie tą nustatytų. Ką aš noriu pasakyti, kad jeigu dabar sugalvotų, kad turėtų būti 70
arba, pavyzdžiui, 60 tūkstančių elnių Lietuvoje, tai dabar tą populiaciją net ir sutvarkyti galbūt būtų sunku, todėl kad jie labai Taip, greitai auga taip. ir sumedžioti tuos elnius nėra taip paprasta ir paskui ten yra dar visokių, žinai, trukdymų. Pavyzdžiui, jeigu leistų daugiau vasarą medžioti, tai kur juos jūs išlaikyti, kur mėsą atiduoti, ar visi galėtų sunaudoti tiek daug mėsos, kaip reikėtų sumedžioti, kad sumažinti tą populiaciją. Daug yra tokių klausimų. Bet ar Nu, buvo šnekėta, tu sakai, buvo tas naujosios metodikos aptarimas ir ten daug buvo kažkokių nesąmonių galbūt, tai ar buvo apie tai šnekėta, apie, nežinau, kažkokius ateities sprendimus? tai bet ta šneka tokia vienpusė. Tai apie tai šneka medžiotojai, kad reikia ilginti sezoną ir ankstinti, nu, taip sakant, jie pusės, ir ankstinti, ir sezono pabaigą dar nutolinti mėnesių ar dviem. Jeigu norim sumedžioti tam tikrus skaičius, galbūt ten, gal kažkokius tai ten, nežinau, ar jauniklius, ar antramečius patinus, ar nežinau ką. Reiškia, gal ir ištisus metus medžioti. Gal įvairiai yra, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje kai kuriuose žemėse, žinau, aš buvau medžios stirninų, sakė, jeigu pamatysi danielių, šauk iš karto, viskas, nes tai yra, pas juos tenai pietų Vokietijoje danieliai yra didelis ūkininkų priešas. Jie vaikšto dar pusiau išaugusiais ragais su pantais, sakau, tai kaipgi čia, nesvarbu, sakė, jie yra, reikia mažinti kiekį ir viskas. Reikia mažinti ir viskas, ir nežiūrėk, bet kur su ragais, be ragų nesvarbu, bet kokį pamatei. Šau. Nu tai ar pas mus reikia laukti tokios padėties ir tokios situacijos? Aš nežinau, bet tai mes sakom savo rekomendacijas, o valdžia daro sprendimus. Tai žinai, tai žinai, kaip ir grįžtam prie dramblių. Aš labai atsimenu, nes kelis kartus esu medžiojęs su žmogum, mano metų, bet jis pusę gyvenimo pradirbęs, reiškia, Zimbabvės šitų saugomų ten draustinių ir parkų pareigūnų atsakingų už stambių gyvūnų perkelimą. Tai jis, pavyzdžiui, kažkur per daug dramblių, jis jos ten ar raganos, ar ką ten migdo, organizuoja visą šitą procesą. Tada, kai jisai buvo jaunas, pas juos būdavo tos call hunt vadinu, tai reiškia reguliacinės medžioklės. Taip, sumažinti populiaciją. Jo, tai pavyzdžiui, su drambliais yra taip, kad jeigu tu bandelę kažkokią aptikai, kokį 30 gyvūnų, juos reikia sumedžioti visus, iki vieno. Nes jie kaip paskui jisai, kai iš bandos, o taip išstumtas, jiems psichika blogai pasidaro, jis gali tapti pavojingu. Labai pavojingas bus. Jo, tai žodžiu, bet jie kaip organizuodavo darbą. Tai reiškia, vieną dramblį, vienam dorojimui jie skirdavo maždaug 10 žmonių brigadą. Tai jeigu 30 dramblių, tai 300 žmonių dirba miške, įsivaizduok. Nes pagal reikalavimus iš ryto po medžioklės turi būti švaru miške. Tai tada suorganizuotos ten fūros iš krokodilų fermų, iš restoranų, iš visur, iš bendruomenių, iš visur, kad turi per naktį viskas turi būti sutvarkyta. Tai pas juos dabar pagal jo teiginius, reiškia, Zimbabvės talpa maždaug ekologinė 45 000 dramblių, o yra 60. Pavyzdžiui, 15 000 dramblių, kad sumažinti, tai aš nežinau, čia viso pasaulio medžiotojų reikia. Milžiniškas darbas reikalingas. Milžiniškas darbas yra, jo. Tai ir pas mus, kai reikės sumažinti elnių ten 10-20 000, reikia neleisti tai situacijai susidaryti. Apie ką aš kalbau? Valdžios sprendimas yra. Ir mes vis bandėm, reiškia, kaip ir buvo toksai planas, kad jeigu populiacija, pavyzdžiui, kažkokiam ten medžioklės plotų vienete, ar ten girininkijoje, urėdijoje yra iki tam tikro lygio, reiškia, tai skaitoma, kad tie nuostoliai yra natūralūs. Bet jeigu jau viršyje tam tikrą skaičių, tai jau tie nuostoliai, kaip ir medžiotojai, jau gali būti, taip sakant, turėti, reiškia, kompensuotis nuostolius. Bet tai kas nustatys tą lygį, tai irgi čia visi pašnekėjo, kad būtų gerai, čia ir valdžia, kaip ir sakė, galbūt taip reikėtų daryti. Bet realiai tai nieks nevyksta. Kas pasakys, kokia ta populiacija turi būti? Ir per kiek reikia sumedžioti tą taip sakant, viršijantį skaičių. Ir čia, reikia dirbti abiem pusėm, visiems, čia mes visi bendri, taip sakant, vienoje valtyje sėdim.
Baram toliau. Tai mes su tavim Mhm. šnekėjome dėl elnių populiacijos ir vienas iš pagrindinių klausimų, kaip man atrodo, jeigu reikia viską pagrysti moksliniais pagrindais, tai reikia suprasti, kiek turėtų būti tų elnių, kad nuostoliai būtų toleruojami, kad miško ir žemės savininkai nepatirtų daug žalos ir kad medžiotojai būtų patenkinti. Ar ne? Tai mes norim medžioti, mes nenorim, kad būtų penki elniai 10 tūkstančių hektarų. Ką reikėtų daryti, kaip tu manai? Tai pirmiausia, tai reikia klausyti tų, kurie yra profesionalai šitoj vietoj. Nu, Tai medžiotojai medžiotojai. mato, kiek tų elnių o statistika rodo, kiek mes prie šitų sąlygų sugebam sumedžioti per visą Lietuvą. Čia ne Gerai, tik bet elnių jeigu apskritai. nėra žinoma, palauk, jeigu nėra žinoma, kiek yra nuostolių, Žemės ūkio ministerijos atstovas man atsakė, nėra statistikos. Ir tai yra paprastai todėl, kad medžiotojai turi mokėti kompensacijas už žalą ir jie bando kažkaip susitarti su žemės savininkais. Ir žemės savininkai rezultate nepraneša apie žalą ir nėra tos statistikos, kokia didžio populiacija, kokius nuostolius gali sudaryti. Tai, Taip, taip, bet mes jau apie tai šnekam daug metų ir nu, valstybės neapskaito savo turto. Tai pas mus pagal visus įstatymus, reiškia, laukinė fauna yra valstybės nuosavybė ir jie turėtų, taip sakant, savo turtą apskaityti, o mums pasakyti, kokius turi būti dydžio, kad mes tą populiaciją galėtume sureguliuoti. Bet kai mes sakom, kad nu, dabar visi sutarė, kad populiacijos ryškiai per didelės, elninių, bent jau elnių tauriųjų, o kaip ją sumažinti, tai kai mes sakom, kad reikia ilginti sezoną, ten dar gal leis papildomas priemonės, galbūt ten tos pačius naktinius ar kažką tai, nu tai šitoj vietoj tyla ir nieks nieko nesprendžia. Tai tai dabar pats, paskutiniai konsultaciniai taryboje Algis Klimavičius taip ir prasitarė, kad bus dar viena, maždaug po ten savaitės ar dviejų, bet jau praėjo gal 2 mėnesiai, nieko nevyksta ir dabar pasigirdo, reiškia, kalbot, kad bus tuoj, nes tuoj prasidės elnių sezonas. Tai kad iki elnių sezono reiškia, kad panaikins limitus elniam. Buvo kalbos pasklidusios ir briedžiam panaikins limitus. Tai medžiotojų bendruomenė kaip dėl briedžių tai nelabai pritarė. Tiksliau nepritarė, nes briedis toks padaras, jisai paskui labai jautrus sunkiai jis yra. atsistato. Populiacijai labai lengva yra permedžioti. Taip. Va, o su elniais tai, tiesiog turi būti valdžios sprendimas, bet to sprendimo kol kas jokio nėra. O plus turėtų, sakau, ir paankstinti sezoną, ir pavėlinti, nes dėl patinų medžioklės, ypatingai antramečių, tai ten kovo mėnesį dar laisvai jos galima medžioti. Jie tik balandį pradeda mest ragus, patys didžiausi, reiškia, o tie tai dabar ir vasarį, o visi dar galima būtų žymiai prailginti medžioklės sezoną. Tai kai nes matosi, kad kiek suspėjo Lietuvos medžiotojai sumedžioti per dabartinį sezoną. Nesuspėja tiek, kiek reikia. Taip, pažiūrėsim. Nors tas tiek, kiek reikia, yra toksai skaičius, toks pusiau iš lubų. Bet akivaizdu, kad tie skaičiai, kad elnių populiacija vis tiek didėja ir nuostoliai didėja visiems. Ir ūkininkam, o su ūkininkais tai greičiausiai tai medžiotojai susitarė su tais, kurie yra medžiotojai ir kurios priima medžiotis. Ar leidžia pačiam savininkams medžioti arba kažkaip. Ten tada pretenzijos žymiai sumažėja kartais. Dėl nuostolių ir dėl visko, ir ten kažkaip susitarė labai greitai ir gražiai. Tai va. Taip, aš noriu pažiūrėti. Sakai, sumedžioti žvėrys ir paukščiai, tai pažiūrėsim. Kaip aš sakiau, tai praeitų metų statistika elnių populiacija, mes kalbam apie elnius. Buvo 86 tūkstančiai ir sumedžiota iš jų buvo, įsivaizduok, 14 797 elniai. Tai žiūrint, kurią lentelę tu žiūri, ten dar būna parašyta, koks buvo limitas. Tai paskutiniais metais, kokį 10 metų, daugiau gal netgi, aš vis žiūriu, tai yra 30% limito, visų limitų yra neišnaudoja. Čia aš nematau limito, čia aš matau tik sumedžiotų žvėrių. Čia gal dabar nerodo. Galbūt. Už 2022-2023 metų medžioklės sezoną. Tai reiškia, praeito sezono statistikos dar nėra.
bet vis tiek tas sumedžiojimas yra labai mažas. Jeigu mes kalbame apie tokio didžio elnių populiaciją. Bet klausyk, noriu tavęs paklausti. Medžiotojų nuomonės skiriasi dėl leidimo, ne leidimo naktinius naudoti. Čia kitas klausimas. Ten nelabai sunkiai, bet yra reikalinga tokia procedūra, kad galėtų įrodyti, kad šalyje kažkur yra tokie nuostoliai, kad reikia leisti naudoti šitos naktinius taikiklius elnių populiacijai mažinti. Tai yra įmanoma gauti leidimą iš ES ir paskui sutvarkyti savo teisės aktus ir tai įmanoma padaryti. Bet mano klausimas tau bus dar toks. Ar tu manai, kad limitų panaikinimas elniams galėtų spręsti situaciją? Ar nebus atvirkščiai, kad nemedžioja? Todėl, kad neprivaloma. Sunku pasakyti. Kaip iki šiol, kiek panaikino limitus šernam ir stirnam, tai populiacijos tikrai nesumažėjo. Taip. Jeigu čia bus... lengva sumedžioti. Bet čia ir atitinkamas reikalingas ir toksai viešas darbas. Tai reikia paaiškinti žmonėm, kad reikia mažinti tą populiaciją. Iš esmės tai toksai neoficialus šūkis yra, kiek tai gali, tiek ir varykit, mažinkit. Tada yra dar kitas. O kodėl 30% tada? Todėl, kad selekcijos, reiškia, atrankinės medžioklės taisyklės. Bet jeigu mes kalbam apie populiacijos mažinimą, tai neliečia patinus. Tai bet kažkas turi tą nuspręsti. Supranti, valdžia turi priimti sprendimą. Kad dabar, pavyzdžiui, kol nesumažinsim ten tos populiacijos iki ten, nežinau, 70 000 ir 60, aš nežinau kiek. Čia mokslininkai turi pasakyti, koks yra Lietuvos ekologinė talpa tokiai tai populiacijai. Kol nepasieksim tų skaičių, reiškia, galbūt tų taisyklių galima nesilaikyti. Kažkas turi priimti sprendimą, mes negalim priimti, medžiotojas. Jis negali priimti tokį sprendimą. O tame posėdėje konsultacinis. Bet tenai apie tai, kaip sakant, buvo ten kitos temos ir šitom temom ten nieks neleido ten labai išsiplėsti, pasakė, kad bus neužilgo kitas konsultacinės tarybos posėdis ir tenai bus aptarti tie dalykai. Kol kas jo nebuvo to konsultacinės tarybos, nieko ir dar šiandien irgi nieko, kaip ir kažkokios buvo šnekos, lyg tai šią savaitę bus, nes dabar paskelbė ten labai greitai, prieš ten 3-4 dienas mus, kad bus taryba ir ten apie tai, kad buvo šneka, kad reiškia 2 savaitės ir dokumentų projektai bus pateikti susipažinimui, apie tai net kalbos nėra, bet gal ne visada reikia. Gal ne visada reikia tiek to laiko, bet kažkiek iš anksto vis tiek reikia. Tai va, bet aš ką noriu pasakyti, reiškia populiacijų dydžius ir sprendimus ir reguliavimą ir apskaitą. Labai yra puikus pavyzdys Lietuvoje atsitikęs su vilkais. Kai pradėjo normalią apskaitą daryti, jau tokį pagal pėdsakus ir tyrimus, iš kiekvieno to sumedžioto vilko pradėjo aiškėti tikri skaičiai ir limitai, tai va irgi, mes šiais metais medžiotojai neišmedžiojo vilkų limitų. Bet tam yra tam tikros priežastys, kodėl? Yra priežastys, bet aš manau, kad priežastys yra tos pačios. Vilkas yra sudėtingas, medžioklė yra žvėris, gyvūnas, jisai yra tikrai labai gudrus, atsargus ir tai nėra taip, šitau ne šernas ir nestirna toli gražu. Tai vėlgi, jeigu reikia palaikyti tam tikrą lygį, tai reikia sudaryti sąlygas tą palaikyti. Tai turi būti arba ilginamas sezonas, arba leidžiamos kitos priemonės. Kito kelio nėra. Nėra kaip. Čia tu gali svajoti, ką tik nori, bet nesureguliuosi, jeigu nėra įrankių tą padaryti. Jie neleidžiami. Taip, ir dabar, jeigu mes pažvelgiam į praeitų metų sumedžiojimo tą lygį, 289, man atrodo, buvo sumedžiotų vilkų ir jie visi pateks į mokslininkų rankas, beveik visi. Ir man atrodo, kad šiais metais mes gausim informaciją, kad Lietuvoje yra ne 91 vilkų šeima, bet daugiau. Dar daugiau. Aš irgi taip manau. Taip. Ja. Ir dabar ką mes darysim su tą populiacija? Ir labai gerai, kaip tu sakai, yra tie moksliniai duomenys ir mes galim tą savo
medžiotojai gali tą savo nuomonę arba kvietimą arba, nežinau, pasiūlymą pagrysti to mokslininkų darbų rezultatais. Tai galim įrodyti, kad tikrai reikėtų mums sudaryti sąlygas, kad mes galėtų tuos vilkus medžioti. Na, aš galvoju, kad pavasarį vilkus medžioti galbūt nereikėtų, nes ten neščios patelės ir nu, tokia situacija, kad galbūt nelabai etiška, bet reikėtų prailginti tą, paankstinti tą sezono pradžią. Nu, kaip tu manai? Tai aš irgi taip manau, bet tai galų gale, nu tai galim paankstinti, galim galbūt leisti žiemą ten kažkada ir su naktiniais medžioti. Nu, Su naktiniais nepavyks, tai yra apsaugoma rūšis ir kol Europa nepakeis tos direktyvos priedų tą būklę, nu, tos rūšies kažkokie ten, nežinau kaip pasakyti. Apsaugos lygiai ar ten kažkas. Apsaugos lygiai, taip. Bet yra indikacijas, kad tai galėtų įvykti. Ir tada galbūt paskui galės šnekėti apie, nežinau, perteklinį populiaciją arba kažką tokį. Bet kol kas neleis naktinius naudoti. Tai yra, aišku, galima naudotis mėnulio šviesa. Bet... Nu, mėnulio šviesa, galų gale labiau, dabar irgi kaip ir, kaip sakyti, realiai iš tikrųjų galima daryti jaukyklą vilkam. Taip, o čia yra kitas klausimas. Palieki briedžio vidurius, taip, bet nėra aišku. Elnio vidurius ir gali ten sėdėti prie jų, jo. Taip, gali, bet kaip ir taip irgi toks ant oficialų ten legalumo ribos ten, reiškia, žinai. Ne, nu kaip yra parašyti, kad galima jaukams naudoti natūraliai gamtoje surandama kažkokia medžiaga. Nu tai, žodžiu, žuvys irgi tai galėtų būti natūraliai surandamos, jeigu mes kalbam apie lapių medžioklį, pavyzdžiui. Bet su vilkais tai aišku. Jo, bet iš žuvies cecho tu atliekų negali vežti. Ne, nu tai elnių atliekų kažkokiu galima naudoti, elninių gyvūnų, nes šernas yra uždraustas dėl AKM, bet elninių gyvūnų vidurius galima naudoti, kodėl ne. Bet tai irgi nėra labai lengva. Tai ne lapė. Vilkas taip lengvai neeina į tą jokyklą. Aš bandžiau sudaryti, tai yra labai, labai sunku. Aš žinau, kai medžiotojai, žinai, pasakoja, kaip ten kam kitų istorijų, čia dabar šiais laikais, žinai, kas kaip sumedžioja vilką, puikiai žinai, šiaip dažniausiai tai, kai vilkas sumedžiojamas atsitiktinai, neplanuotai. Tokių, kur planuotai, kur moka prisikviesti, arba tai čia yra vienetai Lietuvoje tokių gabių žmonių. Taip. Ir reikia, kad būtų daugiau. Bet vėlgi, žiūrėk, Katerina, jeigu ten ta populiacijos dydis yra problema, tad problemą reikia spręsti. Mes galim tik tai pasakyti, kad mes galėtume išspręsti tokiu tai būdu. O valdžia turi arba patvirtinti, arba ne. Nu, tada liekam toj pačioj situacijoje, kaip esam. Jeigu nieko naujo neatsiranda. Tos populiacijos didės, nuostoliai didės, iki begalybės nieks netrunka. Kažkada viskas turi savo pradžią ir pabaigą, tai žinai. Tai ir čia, kažkam tai trūks kantrybė, ten kažkaip tai spręsis. Vis daugiau medžiotojų yra, kas sako, kad tų vilkų yra labai daug, labai daug. Ir ten stirnos dingsta ir kas tik nedingsta. Tai aišku, ir dėl lūšių gali būti, kad stirnų nėra. Taip, mano irgi įsitikinimų stirnų populiacija mažėja. Taip, aš nežinau apskaitos duomenų, bet pagal sumedžiojimą, pagal tai, kiek praeitais metais minus 4,8 tūkstančiai stirnų. Ir tai ne dėl medžioklės, todėl kad medžioja mažiau. Visi medžiotojų būreliai pripažįsta, kad kol limitas panaikintas, stirnų medžioja mažiau, bet populiacija mažėja. Ir aš galvoju, kad tai yra plėšrūnų įtaka. Ir matosi, kaip elgėsi. Aš kadangi medžioju dviejose besiribojančiose klubuose, kur ant ribos yra mano sodyba, tai viena, kur ištisai praktiškai miškas, tai ten aš jau kelinti metai praktiškai nei vieno normalaus stirnino nesusumedžioja. Visi jie traukia į pievas prie kaimų, aplink kaimus, arčiau žmonių. Taip, ne miške. Tai yra vienas iš tokių požymių, jeigu tavo stirnas visas lankosi laukose ir nėra miške, tai aišku, kad tu turi plėšrūnų populiaciją gerą. Galbūt nematai. Jo, tai kad mes turim, tai žinok, tai lūšys, tai kiekvienais metais varovai nufotografuoja ten. Ir jinai žmogaus nebijo, jinai eina šalia už 10 metrų nuo varovo. Bet yra keista, man labai keista, kad nieks nesidomina, kiek tų lūšių yra. Žinai, visi šitie
gamtos saugotojai ir gyvūnų teisų gynėjai. Niekas nesidomina, kiek jų yra, kur jos gyvena, kokia yra populiacijos sveikata. Nu, viskas neįdomu, neįdomu, nes negalima medžioti, tai viskas yra tvarkoj. Nu, taip jie man galvoja. Bet ką aš norėjau dėl vilkų pasakyti, žinai, nu, dar kartą noriu sakyti, mūsų patirtis. Taip, su vilkais yra tokia, kad pas mus leidžiama medžioti vilkus nuo 15 Liepos dienos. Ir tai reiškia, tas periodas, kada jaunimas išeina iš urvų ir kartu su suaugusiais vilkais eina ten į medžioklę, pradeda ten tyrinėti aplinkybės gyvenvietės ir visą kitą. Ir tuo periodu leidžiama yra organizuoti variminį medžioklę. Tik vilkų variminį medžioklę, nieko kito negalima medžioti, nes stirnas, ne lapės, nieko negalima. Tik vilką galima medžioti. Ir pas mus medžiotojai tikrai taip ir daro. Pakviečia šitą viliotoją iš vakaro, nuvažiuoja į plotus, kada sutemsta, viliotojas kaukė, jie visi skirtingose vietose pastatyti medžiotojai klausė, kur atsilieps vilkai. Ir paskui iš ryto, iškart siunčia visiems žinutę, aplinkos medžiotojų būrelio medžiotojams visiems siunčia žinutę, iš ryto organizuojam vilkų medžioklę, paprastai būna nuo 100 ir daugiau medžiotojų, ir ten 20 parų didelė medžioklė, todėl kad visi šalia stovėtų, nes vilkas labai gudrus gyvūnas, jis žino, kaip išvengti žmogaus. Ir varo be šunų, kad šunys nenukentėtų, ir varo tos vilkus, ir paprastai tai yra labai sėkmingas toks medžioklės būdas. Taip pat kaip su kanopiniais gyvūnais. Variminė medžioklė yra labai tokia, rezultatyvi. Ir su vilkais taip pat. Ir paprastai tai vyksta iki rugsėjo, nes tada prasideda ruja, aišku, arba rugpjūčio vidurio. Ir labai toks geras vilkų medžioklės būdas, jeigu reikia sumažinti populiaciją, ir kas yra pats geresnis tokiu būdu medžiojant. Paprastai sumedžioja daugybė sumedžiotų vilkų, tokiu būdu yra jaunimas, prieaugis. Ir tai yra pats geriausias, kad išlaikyti sveiką. Šiuo metukai, taip, pats geriausias būdas išlaikyti sveiką populiaciją ir išlaikyti kiekį yra sumedžioti tą prieaugį. Šiuo metu vilkiukus. Tokia mūsų patirtis. Klausyk, gerai, dar vienas klausimas, ką aš su tavim norėjau aptarti, bet dabar man reikia akinių, todėl kad aš noriu pažiūrėti į mano ekraną. Buvo pranešimas iš aplinkos apsaugos departamento, kad dabar yra apsaugos inspektoriams gali būti suteikta daugiau įgaliojimų nei policijos pareigūnams. Toks straipsnis yra mūsų portale medžioklių žurnalas.lt. Ir aplinkos ministerija pakartotinai teikia derinti aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo ir susijusių teisės aktų pataisas, kurios užtikrins veiksmingesnę, spartesnę aplinkos apsaugos valstybinę priežiūrą, užkardys aplinkosauginius pažeidimus. Aišku, čia kalbama ne tik apie medžioklę, bet ir apie visą kitą. Bet vienas iš tokių sakinių, tai yra aplinkos apsaugos departamento tekstas. Tai pažiūrėsim. Kur yra? Pareigūnai įgytų daugiau teisių, galėtų prevenciškai reido metu apžiūrėti teritorijos objektus, pasitelkiant vaizdo fiksavimo ir rašymų priemonės, jiems būtų suteikta galimybė įeiti ir į užrakintus privačios teritorijos patalpas, išskyrus gyvenamiausias, be teismo leidimo. Išplėčiamas pareigūnų galinčių naudoti psichologinę, fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą ir taip toliau. Toks įdomus pasiūlymas. Ir iškart, kol aš kalbėjau su aplinkos apsaugos departamentu, gyvosios gamtos apsaugos departamentų direktorė Mantė Romanovskienė, ji pasakė, kad šiuolaikinis departamento darbo tikslas, kryptis yra ne bausti, o aiškinti. Įspėti apie kažkokius ten pažeidimus smulkius, aišku, ir tokiu būdu dirbti, švelninti tą požiūrį į medžiotojus
ir visas medžioklės situacijas. Ir iškart dabar tokie pakeitimai yra pasiūlyti, kad beveik atrodo, kad aplinkos apsaugos departamento pareigūnams bus daugiau teisių nei policijos pareigūnams. Tu matai tokią informaciją, žinai kažką apie tai? Bet aš manau, kad tai yra ne dėl medžioklės pagrindė, o dėl pramonės ir visokių teršimų, ten gal chemijos kažkokių ten medžiagų ar dar kažko tai, nes nelabai įsivaizduoju, ko reikėtų, ką čia tokio galėtų gamtosauga atrasti. Aišku, jeigu tu ten subrakonieriavai kažką tai ir pasikabinės tenai lupi, tai, taip. Bet šiaip tai man toks, gal ir reikia jiems tas teisės išplėsti. Bet mano žiniom, tai ten yra kita problema. Kaip čia pasakius, žinai, ten nemažai yra išėjusių buvusių ten policininkų ar pareigūnų, kurie dirba dabar aplinkos apsaugoje. Tai jie, kai gauna dar buvusią ten pareigūno pensiją, tai aplinkos apsaugos atlyginimų, tai jie kažkaip gali gyventi. O ten specialistų nebėra. Ir? Tai va, ir ką, tai jis nesupranta, nei kur reikia pažiūrėti, nei ką pažiūrėti. Jis va toks, jeigu tave ant kelio pagavo su šernu ant peties, tai va gerai. O jeigu ne, tai jis daugiau nieko neišmano. Taip labai grubiai ir sutirštinant spalvotiškai. Kad jis ten mokėtų atrasti ir vamzdį kažkokį nuotekų ir apskaičiuoti, kiek ten jų, ta prasme, inžinierių nebėra tenai. Nėra kvalifikuotų specialistų, tenai labai trūksta. Ir gal tas teisų išplėtimas kažką tai duos, bet aš nemanau, kad čia yra problema yra pagrindinė šito pakeitimo dėl medžioklės. Aš manau, kad čia nelabai įsivaizduoju, ką jis gali atrasti, reiškia pas mane, ateis atidaryk kloną, atidarysiu, ir ką, stovi tenai mano traktoriai, ir ką, ten nėra ką žiūrėti visiškai. Tai galbūt susijęs. Kitos įmonės, reiškia, gal ten, sakau, kur kažkokia chemija, kažkokios atliekos, gal kažkas ten galbūt reikia. Tai šitoje vietoje tai aš suprantu, bet dėl medžioklės tai... Atsimeni, buvo tas garsus atsitikimas, kur pareigūnai įeino į kaimą, ten kažką patikrino, pažiūrėjo ir paskui buvo toks didelis skandalas. Pas mus irgi yra vaizdo įrašai ir aiškinimai iš aplinkos saugos departamento pareigūnų pusės, kas ten vyko ir kodėl ir kaip. Ir tai medžiotojai labai buvo nepatenkinti, kad kažkas ateina ir ten kažką apžiūrėjo, kažkokios patalpos, ten buvo rastas kraujas ir šerno vilna ir kas ten dar buvo rastas, ir jie buvo nelabai laimingi po to atsitikimo. Ir kas ten gali įrodyti, ten tas šernas šeriai, ten čia buvo vakar, užvakar, ar prieš 2 savaitės, ar nieko čia. Matai, man tai Ramanauskaitė sako, kad ji naudoja ten beveik DNR tyrimus ir kriminalinio būdo, kriminalinių tyrimų priemonės kažkokias, kad įsitikintų, ar tikrai yra pažeidimas ar ne. Ir tai galbūt jie gali, žinai, toks aplinkos apsaugos CSI gaunasi. Gal ir gali, bet aš tau galiu pasakyti, kaip yra su tais pačiais DNR vilkų tyrimais. Žiūrėk, kada baigėsi vilkų sezonas, kai jau visi viską pridavė ir kada bus rezultatai. Taigi puikiai žinai, kada būna publikacija rugsėjo mėnesį. Todėl, kad tai trunka. Gal ten kažkokia ekspres... Reikalavimas yra toks, žinai, ilgo laiko yra duodami, todėl, kad medžioklė prasideda spalio 15, tai laiko turi mokslininkai, nereikia skubėti. Aš nieko nesakau, labai gerai, kad... Tai aš tai noriu pasakyti, kad galbūt ten tokiu atveju, jeigu ten kažkoks ten kriminalas, gal ten greičiau padarytų, tai aš manau, kad greičiau. Bet tai tų vietų, kur daro tokius tyrimus, tai Lietuvoje yra tiek, kiek ir buvo, tai nieko ten nepadaugėjo, nesumažėjo. Ir jeigu čia dabar staigiai ten kažkoje gamtosaugoje atbėgstant su šerno kraujo lašu, gal ten ir kas nors padarys, tai tikriausiai nežinau. Kažkokių tai precedentų aprašytų, kažkokių tokių tikrų įvykių, kaip ir viešoji, nėra girdėti, nematyti, negirdėti. Tai labai sunku šnekėti, ką iš tikrųjų jie nori to padaryti. Bet aš manau, kad medžioklė tai čia neturės čia įtakos. Galbūt tu teisus, todėl kad ta pati Mantė Ramanauskienė irgi papasakojo, kad
medžioklės taisyklių ir įstatymų, nu, medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų mažėja, žymiai mažėja. Ir labai, nu, tai džiaugu girdėti, kad taip yra. Galbūt tikrai tos pataisos pakeitimai yra susijęs su kažkokiu taršimu ar įmonių neteisinga veikla arba kažką tokia. Fantastika, labai gerai. Nu, tai Nu, sakai, kad matai, ir kadangi dar pridėsiu šiek tiek, dabar, kai tu pasakai, kad Mantė Romanauskė nepasakė, kad mažėja, bet jie ir nori ir savo funkcijas šiek tiek apmažinti, nes paskutiniai buvo čia prieš kelis porą mėnesių, ar kada čia ta konsultacinė taryba medžioklės, tai jie sakė, kad jie apskritai, jie net nenori dalyvauti tose komisijose, kur nustatomi nuostoliai žemės ūkiui ir todėl, čia kad yra daug dirba. reiškia, tendencija absoliučiai aiški. Sakė, vat mūsų funkcija yra ten gal auklėti, mokyti, saugoti ir galbūt nubausti, jeigu yra už ką. O va ten dalyvauti visur, tai čia tendencija bus tokia, kad viską nustums į draudimą. Tegu draudžiasi ūkininkai ir visi, ir jeigu yra nuostolis, va, draudimo kompanija ir tegu daro komisiją, aiškinasi tenai, o gamtosauga čia nieko dėta. Tai buvo labai aiškiai pasakyta, jie nori visiškai, taip sakant, peržiūrėti tą savo funkciją šitoj vietoj. Galbūt ir taip. Nu. Galbūt ir taip. Čia, žinai, kaip kažkadagi labai atsimenu, kai ten su didelėm viltim buvo išsiuntinėti čia prieš 5 metų gal laiškai, va, į Latviją, į Lenkiją, kaip gamtosauga ten tos medžiotojus gaudo ir visą kitą pasidalinti patirtim. Tai aš dabar neatsimenu, ką ten, man atrodo, kad Latvija iš vis neatsakė, o Lenkai atsakė iš Palenkės vaivadijos, tai va čia, nu, prie Lietuvos arčiausiai tai jų vaivadija, sakė, pas mus yra 1,5 milijono gyventojų ir 5 inspektoriai. Medžiotojai visiškai ten patys tegu tvarkosi, kaip jie nori, mes kitų darbų turim virš galvos. Nes yra aišku, kad medžiotojai niekada nieko neišmedžios ir gali išsaugoti gyvūnų populiacijas geriau nei tie visi žalieji. Jo, čia sakau, kaip ir aš absoliučiai įsitikinęs, kad didžioji dalis, gal ten brakonieriavimo atveju, jeigu jų yra, tai čia tiesiog slepia vieni nuo kitų dėl klubo struktūros ir kažkokių vidinių konfliktų. Ir klubo nariai vienas nuo kitų slepia, taip. Jo, klubo nariai vienas nuo kito, vat, o šiaip tai, kad planingai, tikslingai darytų kažkokius brakonieriavimus, tai tokių, nu, aš manau, kad čia tokių nykstamai mažai Lietuvoje. Nu ir kitur, nu, tie medžiotojai normalų žmonės, nu, lemba, nu, tai visi mes norim, kad būtų ką medžioti. O tie žmonės nesupranta to dalyko, ar nenori suprasti, kad mums svarbu viską iššaudyti. Nu, nesąmonė visą tai yra. Ne, nu, apie tai iki šiol buvo mažai kalbama ir todėl galbūt tie stereotipai yra tokie, kokie yra. Bet, nu, mes turim tai pakeisti. Viskas yra aišku. Taip, reikia bandyti. Aš sugalvojom, dar vieną idėją man šovė į galvą dėl specialistų lygį aplinkos apsaugos departamente, kaip tu pasakėjai. Tai būtų labai įdomu, galbūt Lietuva būtų pirmoji šalis Europoje ar galbūt ir pasaulyje, kas sukurtų aplinkos apsaugos mokyklą, kur mokytų savo inspektorius, kad jie viską žinotų ir galbūt ir kitokius kažkokius, žinai, mokinius galėtų mokinti ir, nežinau, dar su vaikais dirbti. Tai nežinau, gal netgi ir yra kažkoks tai mokymo procesas. Vis tiek tu negali atėjęs, nu, aišku, jie turi. Kažkoks tai mokymo procesas turėtų būti, bet... Nu, kaip yra policijos akademija, tai būtų gamtos apsaugos akademija, nu, kad viską žinotų, ir apie teisės aktus, biologiją, ir nu, viską, žodžiu, kad tokie, jei būtų tokie jėgeriai. O gal ten toj dabar Žemės ūkio akademijai buvusiai, gal ten ir rengia tokius specialistus, aš nežinau. Aš irgi nežinau. Aš žinau, kad gamtos tikrai, nes mano draugų sūnus yra mokęsis Vilniaus, tam dabar Vilnius Tech, kur vadina, buvęs tas visi, paskui Vilnius Gedimino technikos universitetas, tenai buvo gamtosaugos kažkokia specialybė. Ir vat, mano draugų sūnus yra baigęs tą, bet jis, aišku, dirba visiškai ne tą darbą. Bet ten yra kažkas, tai nežinau, kiek tų
kiek Nu, bet tų profesionalų įsivaizduok gamtosaugininkų. tokią mokyklą, kur būtų ir biologija, ir chemija, ir aplinkos apsaugos, medžioklės, ir taršymo, ir viso kito teisės aktų kažkoks mokymas, savygynos mokymas, ginklų visų naudojimo, visokių šio Čia laikinio yra labai technologijų plati naudojimo. specialybė, čia baisiai platus dalykas yra. Labai Čia, įdomu būtų. nu, būtų įdomu, bet čia, žinai, kaip čia pasakyti, nu, kaip ir medžiotojas. Kai jis jaunas medžiotojas, nu, tai tu pati puikiai žinai. Tai vat, ir kai jisai paskui jau ten tą patirtį įgyji, nu minimum, 5 metus reikia pabūti Oi, medžiotoju. Nu, gal tai taip ir su gamtosauga, tai supranti, yra tai neįmanoma visko taip išmokti, reikia eiti į gamtą, reikia būti tenai, reikia tyrinėti, reikia žiūrėti, nu, bet galų galia teorija irgi teorija. specializacija yra, kažkoks tai ten gali, žinai, gilintis ten į taršalų kažkokius ten reikalus, jis negali išmanyti visko, taršalų ir medžioklės, ir širano, oi, čia, nu, nežinau. Todėl Yra reikia labai, mokytis. labai daug žinių reikalaujantis dalykas, reikia iš tikrųjų mokytis. Nu, bet tada nebus taip, kad O ką jie medžiotojas lengviausiai išmoksta, jie išmoksta teisės aktus ir ten, va, aha, nu, tai ten tu vai su prožektoriu, o jau ateik čia. Arba ten dar kažką, tai va, nu, tokius gana paprastus dalykus, o sudėtingus. Ir kažkaip, vat, apie tai kiek čia aš ir ir buvo kalbu, kad paskutiniais metais kažkokių tai skandalų ten su pramonės įmonėm, nu, viskuo ir taip ir tylų ramų neaišku, kuo tai baigėsi. Baigėsi, nesibaigė, nieks nežino, ištyrė, neištyrė, ką ištyrė. Nes ten, žinai, ten vienas fabrikas gali padaryti ten žalos daugiau negu visa medžiotojų bendruomenė. tai aišku, O gal jisai to ir net nepadarė. Čia, nu, kvalifikacijos ir kompetencijos reikalas. taip. Ok, ačiū tau už pokalbį, buvo labai įdomu. Lauksim naujos Tai medžioklės ką ten? konsultacinės tarybos posėdį ir naujienų kažkokiu. Dėl vilkų sezono galbūt pavyks kažką pajudinėti. Tai žiūrėsim. Nu tai aišku, ačiū tau didelis už informaciją, už pokalbį, už tavo patirtį Tai nėra pasidalinai. ką, Katerina. Taip, Visada malonu pašnekėti su tavim. super. Aš labai tikiuosi, kad medžiotojams irgi malonu ir įdomu klausytis, ką mes čia galvojam ir mūsų visas tas idėjas. Gerai, tada iki kitą kartą, ne?